Na tai labą vakarėlį. Naktinių padarų gerbėjai. Gaudysiam gyvatę. Kaip ir sakiau, paskutinė žvejybėlė skirvytis, kad balsu dar ant ungurių. Tai vat, atlikiau vėl į žemupį. Ir bandysime dar nučiupti unguriuką. Visai smagiai nučiupti, jeigu pavyksta. Jeigu geresnį pavyks nučiupti, dar smagiau. Jau galėtų ir rūkiklelį pašauti. Bet kiekvieną dieną, kiekvieną naktis, kiekvieną kartą ir skirtinga istorija. Ir niekuomet niek nežino. Ar kas pakeps, ar nepakeps. Dabar turim štaunis vakarą. Tai dar laikelių yra, nes be tamsos nieko nebus. Čia yra naktiniai padarai. Tai bandysime. Žiūrėsime ir pasidalinsime ir jums. Dabar dar rišu meškerikės. Unguriam dabar darau tep. Tik paternuosti ir triukšt. Čia atvaduks, čia švinuks. Ir apie 800-700 su karšiniu kabliu. Bet pakimbi čia karšiu. Vėl skutėlis kabūtom, kad galėtum normalias leikus užmauti. Ir žiūrėsime, ką atneš šį naują naktis. Ruošamės. Vakariniai ešeriokai kabinėjas. Vakarinę šprotų. Sako, neš nesėkmė. Žuvis kaip tik neš sėkmė. Žuvis žuvę, makiais negers. Žaislinis lopečiukas, bet va, pagelbėjo, kai reikėjo. Pagelbėjo. Ja, ten kur burbuliau irgi buvo panašu, kad skaulina. Pasirodo ir linukų pakliuva dar iki sutemos. Žuvytė juda. Gerai. Bet aš buvau kitur numėgti visai. Ir parėjau šalia užvarytą ir... Dėkiam šveisikės. Bam, tik šveistelis. Fainė, gera šveictus su baterijėlėm.
Paliuk. Tas dar nemėg naktim. Matai? Matai? Gdybym zjadł. Ką turi yra? Būrys. Būra. Nu gal judės tą naktelę? Aha. Jo, tai tau. Švieselė kažkieno parplauks, pagauksiu. Švieselė. Pamatyk. Tuoj atplauks iki tavęs. Įrėm pagavę.
vieną, kolega 2, kolega 1, mažiuką cilindriuką. Viskas trochę gal tai. Duodi skelentus traukiam. Kur aš man padėjau? Ir ištraukė aš dėl to ant viselę. Tuokį. Bet taip nematyti. Kažką neštimaun. Bet daug per lengvai iškrėpė kažkam. Taip ne. Vis laimikis. Nu ir ką, rezultatėliai šiaip savo. Aš vieną unguriuką, kits kolega vieną unguriuką, nu kits 3, bet vis nediduką unguriuką, tokia ir naktė. Nu ir kągi, atsidūriau prie Nemuno. Niek to naktinėje dvarą mes nepešėjom, per 3 žmonės 5 unguriukus pagavom, tai pats nediduką, slikiuką. Nulikiau į skirvytį, 3 betonkį. Žmonių teikiai dar nebuvau matęs, tai visą betonkį užimt. Į vieną vietelę gaudė neblogą, kitur liūdesiukas. Tai linkėjimą, jeigu žiūrat tai, kur gaudėt gerą, žinot. Paskui nulikiau į pirmą betonkį, ten irgi nieko gerą. Neradau, aišku, visur pelntų žvejų. Išlikiau prie Nemuno pasižvalgyti, jos seniai žadėjau aš prie to Nemuno nulėkti, tai ir vis dėlto nulikiau. Prabandėm, prasivažinėjom ir radom šiek tiek vietelę. Aišku, pasisekė, žmonės išvažiavo, nuteptai irgi visur pelna. Bet jau turėjom po Svinauliks dainos, tai į nelabą aš iš tikrųjų čia pasiruošęs esam, bet tokių pašarą gal nerodyt, kiek čia susimaišėm. Tep, vat, atsidariau konservą. O viską nepavalgysiu. Čia atsidaryt konservą, kas prieigi. Pusdieniuką atbuvom prie Nemuno. Biškį nusnaudžiau. Ir kon. Nu nieka. Nieka prie Nemuno atsakymų dar neradom. Per tom pusdieniuką. Nu aišku, čia naivu tikėtis kažkon sužinuot, bet kažkokių vietėlių atradom. Ir Nemunas bus paimtis biškį rimčiau. Čia buvo tik žvalgybinis nukrypimas, pabandėm. Deina čia aišku kažkam tikėtis. Naivu. Aišku, kažkada gal įsikeptų, bet šiandien panašu, kad ne. Nes buvo čia tų žvejų, čia Deina nelabai
kas išvažinėjai, tai irgi sakė, turėjai, kad tik anksti ryti, 4 ryto kibimą. Tai jo, žodžiu, čia reik parelbent atbūti, kažko suprasti čia apie ten visą reikalą. Kas čia kada sakim, gal ir naktį, gal ir prieš temstant, matos ryti ankstiai, o per deiną galbūt visai. Oi. Nu, bet vietikių ir neblogų, bet tai pravažinėjom šiandien. Čia positų žemupė. Tai jo, kažkada atsidurs aš čia prie Nemuno, padarysim rimtesnį žvejybelį ir tada matysim. O dabar kun, iki kitą kažkur, kažkada, kažkur, nežvina.